Piotrą nie mam. Caca. Vekšra dalis. Šis geležinis milžinas DT75 yra tikra technikos legenda. Tai masiškiausias vikšrinis traktorius istorijoje, kurio gamybos skaičius viršijo 2,7 milijono vienetų. Jo slaptas ginklas – balansirinė pakaba, leidžianti traktoriui kopijuoti nelygų reljefą lyg tankui. O ar žinojote, kad speciali K versija saugiai dirbdavo net 20 laipsnių šlaituose? Tai buvo tikras civilinis tankas, kuris priešingai nei šiandienos technika buvo remontuojamas tiesiog laukuose. Jaudas metalas. Signalas 12-13. Pažiūrėjom, kas bus. Kažkokia atplaišėlė. Signalas 14. Iššokinė, bet nedaug. Pažiūrėsim. Vėl iš tos pačios atplaišos. Mama mano košką atvėrė, ausėlį pamet nubliūdo. Senieji aliumininiai indai, ypač iš sovietinio laikotarpio, buvo gaminami iš maistinio aliuminio lydinio, kuris turi didesnį magnio kiekį nei šiuolaikiniai pigūs gaminiai. Todėl net ir po dešimtmečių žemėje tokia rankena išlaiko savo tvirtumą ir nesutrupa. Jei rankena atskirai nuo puodo, tai nėra atsitiktinumas. Aliuminis yra labai vertinamas metalas, todėl dažnai, kai puodas tapdavo nebetinkamas naudoti, bevėzė, pradegdavo dugnas. Žmonės tiesiog nupjaudavo ar atplėšdavo tvirtas rankenas. Va tokį va.
Vėl kažkoks šunginis. Petrobas įbuvusi kažkur netoliai Vakščiajam, tai va, įrodėm šitą. Čia gal iš kai kruzeliausia, dar iš kažko tai keramika. Netoliai kažkur Vakščiajam. Signalas 25. Apvalus, bet ne kapeika. Senosios baterijos dažnai turėjo aliuminio arba cinkuoto plieno dangtelius, kurie skirtingai nei paprastas geležies rūdis, žemėje nekoroduoja į rudą masę, o išlieka šviesūs, sidabriški arba balkšvi, primenantys aliuminį. Tai vienas klasikinių klaidingų signalų. Detektorius dėl metalo tankio dažnai rodo tokį patį signalą kaip ir monetai, todėl tikėtina, kad kasdamas tikėjaisi vertingo radinio, o radai technikos šiukšlę. Apvalus, bet ne kapeika. Signalas 11-12. Apvalus. Apvalus. Pirmas apvalus. Po kokios valandos laiko. Tai čia kažkas biški domesnis. $1934 m. 20 kapeikų moneta buvo gaminama iš kupro nikelio, vario ir nikelio lydinio. Tai buvo standartas, skirtas užtikrinti monetų patvarumą ir atsparumą korozijai apyvartoje. Kolekcininkai šią monetą vertina pagal štampų atmainas, skiriasi darbininko figūros detalės, skydo kraštų užbaigimas ir užrašo raidžių išdėstymas. Tai yra techniniai skirtumai, kurie susidarė dėl skirtingų kalyklos įrankių gamybos procesų. Saktėlinu kažko tai. Meistrai, darydami pakinktus, dažnai sąmoningai rinkdavosi tam tikrus lydinius – žalvarį ar bronzą. Kodėl? Nes judant arkliui sagtį skleidė specifinį skambų garsą. Kiekvienas ūkininkas savo arklį iš tolo atpažindavo pagal muziką, kurią skleisdavo pakinktai. Tai buvo tarsi asmeninis arklio ir vežimo parašas. Arklio pakinktai būdavo reguliariai atleidžiami arba įtempiami, priklausomai nuo to, ar arklys buvo geriau pašertas ir priaugęs svorio, ar po sunkių darbų sulysęs.
Signal 16. Įsijungiam pinpointerį. Aha, papuolėm dar vienos kapeikas. Net ir toliai veina kitos. Veina buvo ant ten vakar tos daubėlis. Kita čia šitą dabar. Domėka šitokis. Tai jau biškai pažiūrės pats. Pasakysiu jums. Čia yra lietuviškas Veinsens 36, man atrodo, metų neįėjai. Nors moneta atrodo kaip varinė, ji pagaminta iš aliumininės bronzos. Šis lydinys buvo pasirinktas neatsitiktinai, jis buvo neįtikėtinai atsparus korozijai. Būtent todėl radę šią monetą po žeme, jūs dažnai ją nuvalote ir ji atrodo beveik kaip nauja, skirtingai nuo kitų, labiau puvusių radinių. Žemdirbystės simbolika. Rugių varpa šioje monetoje nėra šiaip piešinys. Tai buvo tiesioginis valstybės akcentas, rodantis, kad tarpukario Lietuvos ekonominis pagrindas yra žemdirbystė. Geras radinukas. Biškai aukštesnis. Buvau pasileikęs giliau. Kapeika vėl. Veina antroji kapeikas. Vargšo pinigas. Pusė kapeikos buvo toks menkas nominalas, kad už ją vos buvo galima nusipirkti vieną dėžutę degtukų ar kelis lašus žibalo lempai. Žmonės jas vadino dengi ir dažnai net nelaikydavo piniginėse. Tiesiog numesdavo į stalčiaus kampą. Todėl jų radimas rodo, kad toje vietoje gyveno žmonės, kurie vertino kiekvieną smulkmeną. Dažnai tokias smulkias monetas žmonės naudodavo ne tik pirkiniams, bet ir buities remontui, kadangi jos pagamintos iš gryno vario. Veins 890, veina antroji kapeikas. Jo.